Nesveikas žmogus atrodys. Prasideda persirengimas. Nu kaip? Normaliai. Hey lady, wanna smell? Aš nesu gyvenime taip gerai buvęs apsirengęs. Tai pasimatymą ateini toksai. Ką tu gera. Ar p***la čiulpti yra veganiška, nes tai mėsa, klausimas poniai? Aš įtariu, kad Emilio fanai gali būti gėjai. Atvyk į mano viešbutainį, nes reikia padaryti irgi video. Vilniečio diena, Vilniečio gyvenime, tikro Vilniečio. Tai pirma, stovėm kamščiuose, ką dabar darom. Antra, neužilgo būsim humanai. Humanai turi apsirengti žiauriai hipsteriškais rūbais, nes varysiu po humanos į veganišką restiką. Ir veganė man aiškins apie veganizmą tam restorane. Ir aš turėsiu gardauti veganiškais skanėstais. Galimai užsikrėsiu su bendravystė po šito maisto. Dėkui. Viso gero. Einam. O jau matau, žmonės eina iš humanos. Bent jau taip atrodo iš aprangų. Oi, tu čia koks šuo. Oi, geras. Geras. Kurios batus imt hebra? Sakykit, varyt su tokiais gal? Lygis, geltoni, kur jūs matot? Šitie? Šitie. O čia nenešioja hipsterį tokių, ką iš kur jūs ištraukėt? Kem 4, nu aš kem 5 nešioju. Gerai, šitie, davai dar kokį variantą turit. Jeigu šitie bus per maži. Šitos, ant tokių tai net išmeras nerašo, žinokit. Čia žiauri didelių. Vo. Važiuokit. O kaip tokie? Ne. Juodas, bet juodas tokias labai jau cool. Ne, juodas jau per kietai. Juodas jau per kietai. Nu, žinokit, daugiau nieko čia kažko įspūdingo nėra. Gerai, žodžiu, jemu pasimatuosiu geltonus. Nu, dar inkarai yra, bet čia žiauri mažiukai irgi čia nais. Aš nežinau, kam čia... Kas šitokias išmeras nešioja, bet... Ai, vėl keikius, ne, ką jūs mus keikiu? Pasakykit, hebra, jeigu keiksis, nes aš negaliu, man neleido humanai keiktis. Sakė, jiem ant reklama bus. Nors bet kokiu atveju jiem čia ant reklama, kad aš esu vien viduj. Mariklė žuvę. Gerai. Virš turim. Ta, ne virš apačią. Kaip sakot. Jordans dabar pasimatuosiu. Šitos gal net pats nešiočiau, tipo, laisvalaikiu. Tiesiog akimirką žiūrim, tiks ar ne. Tu durnas? Man nelenda net koja jos, žinokit. Čia jau užmažinti, čia negali būti, kad jam 4 išmera. Man pusė kojas tik tai telpa. Blemba, gal atvarstyti reikia. Ne, žinokit, negaliu. Negaliu apsimauti. Aš esu silpnas, bet noriu būti kaip kareivis, ar... ką jūs, vaikai, norit pas mani namus? Ar šitos? Gerai, vaspinam, karočiui, su tavim. Jeigu tu laimi rudį, jeigu aš laimiu žalį. 1, 2, 3. Jeigu aš laimiu žalį, ne? Gerai. Tuos rudus dar pirkčiau šiaip, tipo, ambairio. Nu, tipo, savo, bet tokių, žinokit, nepirkčiau niekad gyvenime. Bram, aš nekišiu kojas, vėl jau matau. Ai, gerai, čia reikia išimti. Ne, aš neimsiu šitų batų. Man jau nėra apsima. Aš žiauriai jau noriu veidžinti. Imsiu rudus. Man reikia palai viršų nusinešti. Aš noriu paklausyti, aš galiu čia pasisbiškį pasidėti rūbų pasislėpti? Tai tos va batus čia dar po to antrą reikės man susirasti. Reikia viršų gerą susirasti. Dabar savo reikia striukaną kažkur pasidėti. Aš tai nebaisi čia, tu durnas. Čia specialiai jaučiu užleidę tą karštį, kad galva suktus. Nesąmonį prisipirktum. Gerai, pradedam dabar nuo viršaus. Žiūrėkit, yra kažkas, kas būtų verta hipsteriško titulo. Bandom šitą ar ne? Kailį, gal da priderinsiu irgi prie kažkur. Nu, įdomus variantas. Aš kaip gyvūnas atrodysiu. Tuoj pala šitos pasidėsiu vėl. Čia apsikroviau baisiai tik tais. Skrybelę jojo paimsiu Fedorą. Aš žinau, kaip sakot, pasim dar tokius ir per viršų ant kelnių nusimauti. Galim taip daryti. Ne, jau per daug rašo vienas. Ne, nu jo, čia žiaurbas. Čia labai ligotas atrodys. Čia jau nei hipsteriam, nei morozam nebeįtiksiu, žinokit, su tokiais. Gerai, hebra, einu. Einu rengti. Tu durnas, kiek čia rūbų. Aš dabar užsidarau ir prasideda persirengimas. O to Fedoras reikia. Faktas, kad šita. Sveiki. Gintas. Gerai, žodžiu, varu rengti. 2 fitus pasimatuosiu ir žmonės nuspręs, kuris iš tų 2. Nu, kaip? Normaliai. Atrodo kaip veganas, ar ne? Iš to istorija. Aš uždėsiu baltus džinsus ir aš atrodys tiesiog žiauriai gražiai apsirengęs. Čia pradžioje dabar buvo klaunas, ne? Juokinga iš to istorija, ne? Dabar žiūrėkite. Nu, kaip dabar? Dabar jau normaliai. Dar atsiminkit, bus rūdas lakierkas. Čia bus rūdas lakierkas jau ką pačioj. Kaip dabar? Kiečiau jau, ne? Hebra, ką daryti su kepurė? Ar dėtis kitokią, ar ne? Nu, davai, pakeisiu. Gerai, pilka. Tada juoda. Mirusios senelės spalvos. Senelis ant chemoterapijos spalvos. Žiauriai keistai jaučiuosi iš tą aprangą, toksai, nežinau, legalų čia miestį vaikščio taip. Jeigu Panevėžy, taip išeičiau apsirengęs. Tu durnas. Nenueičiau kilometrą. Net ne kokį kilometrą. 100 metrų nenueičiau. Sunku bats mauti, baisi man. O tokis va. Reik liežuvę. Nėra liežuvė. Nu ką, hebra, manoma. Aš sakau gerai, praseisiu tą model walką. Opa. Normaliai, kaip sakai, man leis dabar
iškart ateiti kasą ir kad tipo aš dabar perku ir nebenusirengiu. Nes jeigu man reiks rengtis vėl, tai tu durnas šiek tiek užtruks. Nu kaip hebra. Hey, wanna hang? Wanna smell? Hey, wanna smell? Aš taip atrodo, kad taip daryčiau. Aš toksai žmogus. Kažkaip gatvėje prieinu prie nepažįstamų žmonių ir toks hey lady, wanna smell? Ir duoda pirštas įsiuosti. Absurdas. Pono Bino figūrėlė. Šiaulių princas. Bet rašo, nu čia klasika jo. Visiems netiksi, bet hebra, žinokit, nu, aš nesu gyvenime taip gerai buvęs apsirengęs. Aš jums tai pasakysiu. Aš niekada nesu tiek stengęsis dėl aprangos. Nu, tipo, geriau nebus, žinokit. Niekad manęs geriau nepamatysite apsirengusiu. Dirbu humanų, įsivaizduokit, ateinat į humaną ir toks dirba. Prieini, gal turi tos batus kem 5 išmeras. Yeah, I have them, but first, wanna smell? Net klientam daryčiau šitą. Pašalintas iš karto. Įmanoma, gal bus kažkaip numanis sužėtas etiketės. Laukus mėgstynį. Čia viduje lyg yra kažkas, ne? Reiks dar akinius pasimti, matau, čia yra. O, šituos gal. Nu, kaip dabar su akiniais hebra. Ai, kepurės dar nepasakiau, oi, vos nepavagiau. Leopardo printo akinius rašo. Oi, tu. O kaklaraiščių pas jūs nėra jaučiu. Čia va yra. A, yra kaklaraiščių. Toks va, ne? Prie rudų lakierkų. Tai ir dar kaklaraištį. Ir akinius. Nu dabar tai bus, žinokit, nes aš nemoku sirišti. Nu dabar ryškis pečiukas toksai. Ryškis iš spetnazo. Nežinau, kažkas negerai su manim. Blemba, aš sakau gerai. Jo. Ško, žinokit, neveikia. Ai va, jo net pažino veidą. Ant tiek pasikeičiau, net veidą nebet pažįsta telefonas. Sakai, kas čia per gražuolis? Dabar varysiu, kas nežinot, į veganišką restoraną. Pirmą kartą gyvenime veganišką maistą valgyti, tai dėl to ir turėjau apsirengti. Labai specifiškai, kad leistų, tai yra dress kodas. Viso gero, ačiū labai. Vsio, humana išbombinta. Nusipirku geriausius rūbus, kad turėjo. Etiketės nusimk. Sakot būtina. Aš sakau, kad čia kaip tik labiau cool yra. Važinė, aš ant tiek esu chill, kad man nėra skirtumo, ar aš su etiketėm ar ne. Čia yra stiliaus dalis, čia yra dripas. Čia ką reiškia, aš nebijau slėpti kainą savo rūbų. Aš nebijau, man negėda, kad už viską sumokėjau 19 eurų. Jo, turėk tu tą savo Hugo Boss striukę už 200 eurų, turėk. Bet ar tu induos tokį dripą kaip man šitie rūbai? Ne, tie batai man vis dėlto per maži biški yra. Man kojas krūvino šiuo momentu. Su kiekvienu žingsniu vis krūvinin, žinokit. Veganiškam restorane aš pirmą taisyklę sulaužysiu. Bus pralėtas kraujas. O, atsargiai žmogus, atsargiai. Matau. Ne, čia ne jums sakiau, operatoriui savo. Pagalvok, jam sakiau. Puola dabar ant manęs žmonės, žinai. Atrodo labai pažeidžiamai taip apsirengęs. Vintage, vintage. Žiūrėk, kaip aš tinku prie šito užrašą. Hey guys, wanna smell? If you smell what the pedal is cooking. Ir galim matyti. Labą vakarą. Mes čia buvom susitarę, kad filmuoti leis. Ačiū labai. O, žiūrėk, man net parašė vardą. Ui, čia tai lygis. Draugės, laukiu vienos, jinai ateis ir tada pradėsim. Iš gėrimo aš paimsiu, limonadą paimsiu. Balta lietuvius ateis palivomu, ne. Ui, kaip aš atrodo. Aš ką tik įsijungiau save per kamerą, tu durnas. Gerai, tegu būna. Į pasimatymą ateini toksai, ką tu gera. Aš žinau, karoči, milijonierius, kripto. Ir kalbi, ir toksai, žinai, nepastebi, kad etiketė tavo matos. Aš kripto milijonierius, žinai, aš pas man babki pizda. Dabar, žinai, mašino taisyklai, karoči, lambo padėtas, bet šiaip tai žiauriai aš prasimūšis, karoči. Nes girdėjus apie mane, tikrai. Žinai, Andriu, tai... Tu kaip Mantas Petruškevičius. Sveiki, su jumis šiandien sveikinasi Emilis Petkelnevičius. Šiandieną mes aptarsime dabartinės žiemos tendencijas. Buvau Kaune vakar. Laisvės alėja. Kokia laisvė? Jeigu visi vyrukai apsirengia kaip kaliniai. Atsiprašant, blembačkį nesikeikiam. Visi su ikiteisminėm striukėm, visi su siaurėjančiais džinsais. Aš prie vieną iš jų priėjau, sakau, atsiprašau, vyrukas, kur randiesi? Jis man sako, Laisvės alėjai. Aš sakau, bet tai tu atrodai kaip įkalintas, tu išsilaisvini. Jisai, matyt, ant tiek yra savim nepasitikintis, kad jisai tiesiog į mane piktai pažiūrėjo, pasakė, kad tu kurva pėdės man aiškini nahui. Ir vožė man į veidą. Tai vėlgi, pasikartosiu, žiemos tendencijos yra siaubingos. Į darbo pokalbį, labai gražiai apsirengęs darbo pokalbį, jo. Darbinsiuosi, laisvai samdomas fegeskortas bus. Skelbia LT. Vaikinas ieško vaikino ir bus Elite VIP fegeskort. Ir man fotkės. Tokias bus fotkės sudėtos. Ir jūs dabar sėdit priešais mane restorane ir aš tiesiog toksai sėdžiu. Kad iš kur tai pala sakai? Iš Kaišiadorė, žinau. Kiek pala tų metų sakai? 18 ir ne? Ai, 19. Gerai. Tai šiaip pat nesvarbu, šiaip klausiu, žinai. Šiaip klausiu, man irgi tiek pat. Tu ką studijuoji? Ką sakai studijuoji?
Jo, ble. Piešimas, na, piešti aš irgi būna, papiešiu kartus. Buvo, žinai, vargė kažkokią draugelį greit papiešti reikia, papaišoką iššaunu, karoči, draugelį, cik. Karoči, rinks, beleką, valgy, karoči, va, durnas. Nėra skirt, rinks, beleką. Aš po to pasimsiu. Karoči, žie, o tu, jo, galim. Taip, čia nėra, kad aš negaliu, žinai, bet pas man tu babki yra, bet į ką, karoči, tam viską, ne? Ne? Kas ne, kur, nebe tie laikai, na, nori lygybės ar vyrų moterų, tai lygybė, prašau, na, tai mes lygus esame, tam, na, gali aš apmokėti, bet tada turėsi, tada pats supranti, žinai, zaigalą, žinai, kad turiu manį, aš užmetu, bet tada, žinai, aš užmetu, bet tada, žinai, Beprastystė. Žiūrėk, bėga kažkaip pana. Žiūrėk, kad bėga. O, labas. Malonu, ponė veganė. Vau, kaip gražiai. Bet tu irgi su kažkokiu outfitu specifiniu atėjai, ne? Tai aš apsirengiau savo outfitu. Čia yra Pop Girls. Eik, tu su tom mergaitėm. Koks tavo vardas? Simona. Ai, Simona, nes pas tave kaip ten Age of Aquarius. Taip, mes dabar gyvename vandenio amžiuje. Su vandeniu irgi čia pas tave kažkoks, čia viskas susijęs su tavo Niku. Tai čia yra susijęs su vandeniu, čia net pažįsti, kad čia Van Goghą. Aš nežinau, kas yra Van Goghą. Menininkas, tapytojas, Van Goghas. Aš turėčiau apsimės, kad žinau. Taip, Van Goghas, taip. Van Goghą žinau. Man pavyzdžiui dar Nyčė labai patinka. Nyčė, žinai Nyčė. Nyčė nežinai. Čia paisis. Net mano kaime buvo toks šuo Nyčė. Raugintus agurkus ir šūdus valgydavo. Numirė nuo vėžio. Augliais apie liūdną istoriją, bet... Matai, viskas priklauso nuo to, ką mes valgom, nes maistas yra vaistas. Tu veganė, tipo real. Real. Nes aš žinau, kad yra tokie, kur tipo ale veganai Instagrame, bet iš tikrųjų nėra veganai. Sakai, yra. Būna kartais jos tinka, jo, ar tu veganas, bet savaitgaliais valgo mėsą. Kiek tu laiko valgai mėsą šiaip? Aš valgo mėsą nuo gimimo, žinok, aš mėsėnis pilnai esu. Aš nesu išbuvęs ilgiau negu dienos mėsos nevalgęs. Tai man žiauri keista veganiška brėstikė būtų, aš nesu. Nemanai, kad reikia palisėti kūną kartais? Aš kiek žinau, kad veganizmas yra toks dalykas, tipo jo, jis gaunas kaip elimination diet, nes tu atmeti labai daug produktų iš savo dietos ir labai daug žmonių, taip pat kaip ir pavyzdžiui su carnivore diet ar dar kažkokiam tokiam labai specifiniam dietom. Sakai, atmeti? O gal kaip tik tu apkrauni savo valgymo būdą? Gal tu apsikrauni, gal tu apkrauni savo organizmą, nesi pagalvojęs atvirkščiai? Kad aš apkraunu. Bet aš valgau ir veganiškų patiekalų turiu. Žiūrėk, valgau cornflake'ai, tie sausi pusryčiai. Kellogsai. Ar esi skaitęs, kas ten sudėty yra ir geležies? Ir esi eksperimentus matęs, kad gali magnetą pridėti ir tau bus ta geležis. Ten realiai tikrą geležį deda, Kellogs nevalgai. Jų pridėsiu magnetą lips? Jo. Ai, tu pirmą kartą girdžiu. Tai iš tipo metalo šoviau dabar visą laiką. Čia patys seniausi bairiai, YouTube tutorialai ir eksperimentai, ką vaikai gali pasidaryti. Rašo žmonės propagandą, kad čia netiesa yra su metalu. Yra eksperimentai YouTube'ai, galite atsidaryti, pažiūrėti, patys galite pasidaryti. Kodėl tu veganė tapai? Daug priežasčių, bet realiai šiaip tai buvo man per daug mėsos, man atrodo, gyvenime. Ir man pradėjo rūgštis kilti. Ir iš pradžių buvo dėl savo sveikatos priežasčių, nes buvau biškai savanaudę, bet dabar tai dėl gyvūnų po to tapo perėję. Nes empatija pradėjo augti, o kai empatija pradedi mylėti, tai jau nebegali mažiau empatijos turėti, kai jau turi jau empatiją. Bet dabar žiūrėk, aš turiu vieną tokį argumentą, karoči. Jeigu, tarkim, aš turiu šuniuką, ne? Aš jį myliu, saugoju, mėsos visiškai nevalgau, pilnai veganas. Ir mano Nyčia šuniukas suserga vėžiu ir augliais ateina. Ir jis numiršta. Ar tada galiu aš jį valgyti? Nes dabar aš jo nenužudžiau. Jisai, jeigu serga vėžiu, tu valgys tą gyvūno mėsą, tu galimai tą irgi ligą į save gausi. Dėl to yra, man pradėjau galvoti seniau jau, kad tu niekad negali žinoti, kokią ligą tas gyvūnas sirgs, kai tu pradedi valgyti bet kokią mėsą, bet kokį gyvūną, jis galėjo sirgti kokią tik nori ligą ir jie nebuvo gal pasipatikrinti. Tai vadinasi, ta liga į tave eis, kaip pasakė Newtonas. Energy cannot be created nor destroyed, it can only change from one form to another. Ir visas tas stresas, baimė, tu valgai tą mėsą, kur gyvūnėlis bijojo. Taip. Tai kodėl kažkoks bailys? Matyt, visas karvės, kurias aš valgau, myžnės buvo. Tu nori kažko atsigerti? Pinokladas siek neturi, ne?
Žodžiu, arbatėlės man tiktų, šaltalank. Galim gal maistą iš kartais rinkti. Aš nelabai gaudus, atvirai pasakysiu, man vat įdomiai skamba, kas yra tempė. Kas yra tempė? Ten sufermentuotos sojų pupelės, tokios lipstas sumuštinukas, geras. Kako nenorėsiu po šitą. Žiūrėkit, aš esu, kaip sakant, didelis berniukas. Aš pasimsiu tempę sumuštinį, paimsiu tada sufermentuotus kopūstis bulvyčių, Beyond Meat meksikietišką ir Cezaris su ne vištiena, bet būtinai, kad būtų ne vištiena. Ne tai, kad ne su vištiena, bet su ne vištiena. Taip, o ką tau? Jūs taigi mane žinot, čia, aš čia, šitą meniu man, aš mėgstu rameną, arba mėgstu, žinau, man sunku, šiaip tai taip, gal tada baulą, kad paįvairinta, ne? Bet tada be šito baulos teriyaki tempė. Gerai, teks. Gal šitą. Aš noriu, tai jūs mėsos likučių su DNR iš to pačio. Aš šiandien bybę nešilpiu, tai vakar čiulpiu, tai turėtų parą būti praėjus, nesiskaito. Kas padarė tavo stilių, nes atrodai, wow, atrodai kaip irgi iš karietos išlipęs. Jo, aš, žinok, susidėjau tiesiog random žmonės, biškai padėjo žiūrovai. Ar pimpalą čiulpti yra veganiška, nes tai mėsa, klausimas poniai. Šitą bairį man ir taip nusibodė per 10 metų. Bet atsakymas tiesiai šviesiai, mano nuomonė, jaučiu, kad ne. Nesiskaito. Įsivaizduok, tu jau gauni šitą klausimą milijoną kartų irgi. Aš sakyčiau, kad gal nesiskaito, nes tu nevalgai. Ne? Tu nenuryji. Esminis dalykas, gal aš iš viso aš tokį dalyką nedarau. Kaip sakant, aš neturiu dar vyrą, tiesiai šviesiai. Mėsos dar nevalgys, kaip sakant. Dar nesustokus. Tu gal moki kaklaraiščius ryžti? Moku, taip. Moki? Gavai kaklaraiščius? Aš turiu kaklaraištį, bet nemoku surišti. Na, teik čia. Atsuksai mane. Ai, dabar taip, man, ne? Tai aš ant tavęs padarysiu. Ką tu galvoji? Aš neturiu vyrą, tai nereiškia, kad nesu pasiruošęs vyrą turėti. O, bet ne, aš negaliu, žinok, aš užimtas. Tai su manim neišeina jau. Tai vis gerai, tai aš gal kas nors iš publikos atsiras. Yra toks Fegės Kordas, jis mano moderatorius, jis žiauriai malės bachūras, tik jis turi vieną paslaptį. Paslaptis yra tokia, va čia nežinau, ar tu būtų deal breakeris ar ne, jisai, žodžiu, gyvena Gruzdžiuose. Ir, nu, žinai, nėra ką veikti, merginų mažai. Karočiui jie su draugais ėjo per žvyrkelį tokį Gruzdžiuose ir rado išmestą į žvyrkelį guminę vaginą. Ir jie visi mylėjosi iš eilės su ta guminė vagina, penkiesi. Ar tau čia būtų deal breakeris ar ne? Aš manau taip, nes aš ieškau vyro, kuris būtų protingesnis už mane ir visa kita, tai taip, iškart nebešnekėčiau su tokiu žmogumi. Bliam, sorry, Fegės Kortai, jo. Galėjau šiaip nesakyti. O tu palaikai, domiesi sportu kažkokį? Taip, aš bėgioju nuo problemų, kakauju. Ne, šiaip tai esu kovos menų, kaip sakant, veteranė, bet dabar grįšiu tai, kad sudaužyti drikštą. Muay Thai. Muay Thai? Taip. Ai, na, gavai brindėmžą kažkokią, ar ne? Ne. O žiūrėk, daug kas sako, tipo, veganišką dietą, kad trūksta vitaminų visokių ir taip toliau. Man netrūksta, esi tikrinęs. Aš darau kraujo tyrimus ir vitaminą D pas mane yra per daug, nes aš visų papildų geriu, kaip rašant etiketės, tai aš jų geriu 5 kartus daugiau negu rašant. Wow. Jo, pas mane. Dėl to taip ir išaugai didelį. Gali būti, žinoma. Kiek tu metų veganėmis? Aš esu beveik jau 10 metų. 10 metų jau. Ai, neragavai nei kart mėsos per 10 metų. Yra tekę, močiutė vieną kartą amžinatilsį pagrasino, sako, valgai mano šašlykus marinuotus arba nebeatvažiuosi pas mane niekad. Ir dėl to amžinatilsį padarai kažką. Ne? Irgi tada klausimas, aš tampu veganu, kaip man raumenį palaikyti? Pažiūrėk, va Arnoldas Švarcnegeris, ką šneka. Rašo žmonės, kad tu netaip sakai žodį Švarcnegeris. Švansnegeris tu sakai. Jo, aš niekada jo nemoku teisingai ištarti. O šiaip, tu šį žiaurį įžeidžiai, ką tik, nežinai, ką reiškia švans. Ne. Bibys, vokiškai. Tu pasakai, kad jis yra juodaodžio genitalija. Aš to nenorėjau. Dabar Švarcnegeris būtų smūgis šmaltas, žinok, džiaugis, kad jisai... Ne, mes draugai veganai. Žinai, dėl ko veganai nesipyksta? Nes mes neturim beef vienas ant kito. Ai, nes mėsa, tipo čia bairis, blema, geras. We're just a being, human being, pupelė. Ai, tai human being, blema. Palama reikia sugalvoti kokį vieną. Žinai, kas surengė Amerikos išpolius? Humus. Nes humo, eik, savo, hamas. Išpolius surengė. O nebe hama jau, humus. Nebe hamas, humus surengė. Kaip manai, ar netektum followerių, jeigu taptum veganas? Blemba, šiaip nežinau, ką Hebra manot, jeigu aš tapčiau veganas viešai, išeičiau iš humuso spintos ir pranešiau, kad esu humus seksualas. Visi rašo, kad cancel
kad atkancelintų mane, jeigu tapčiau veganas. Unfollow iš karto. Patreonintų jau. Dasvidanė tada rašo, rusiškai, rusai, kad atsektų mane. Žmonės bijo tiesos, aš sakau. Vienas grasina mane nužudyti, parašė, būtum veganas, pana tave rastų negyvą. O, ačiū labai. Oi, čia porcijos pas jūs didelės. Oi. Šiaip skaniai atrodo, ne? Atrodo, kaip kažkas, kad žmonės iš gruzdžių valgo. Ten tas kimelis, kur pysdas guminės visi. Vien žvirgėlė rastas. Nu, kaip šitas kečupas burokėlė. Jauti vieną atvarą, kitoks, geresnis, ne? Tas kopūstas labai įdomus, jis tokį duoda. Kopūstas? O toks, atrodo, kažkokį valgyčiau tam. Čia kimči gal yra? Kimči, jo. Jis turi tą tokį, nu, kur duoda per gerklę, žinai, kaip krienus kokius. Blemba, hebra, žinokit, atvirai pasakysiu, skanu. Tai, čia labai skanu, Jo. Wow. Šitas skanus tikrai, žinokit. Ela mylis, jo, čia follow. Kodėl yra tokia, negatyvus nustatymas ant veganų? Mes jums nieko nedarom. Nieko mes nedarom. Nėra tavo gyvybė kesinėsi kažkas už tai, kad veganėsi. Ne. Tu dabar kesinsis. Aš nebūsiu veganas. Man mėsa patinka, bet aš dabar vertinu šitą patiekalą. Nu, čia yra bulvės ir kopūstai. Čia negali būti neskanu. Nu, čia yra free bulvytės su kopūstais. Čia tiesiog skanu yra. O jeigu dabar, tarkim, iššautum steiką žiaur didelį, ar būtų kažkas blogai, tau ilgai taip nevalgai mėsos, kas būtų? Tie fermentai yra sustoję gamintis, kur taip mūsų kūnas nevirškina maitų pieno produktų, visko. Bet mes labai lengvai adaptuojamės. Mes bet ką galime priprasti prie bet ko. Žiūrėkite, žmonės stiklo smėlį valgo. Bet galų gale, kodėl išnyko dinozaurai? Kodėl? Nes nemokėjo adaptuotis. Tai jiems reikėjo būti adaptais, bet jie nebuvo. Kažkokį klausimą dar turėjau, turėjau vieną įdomų klausimą, dabar pamiršau, palauk, biški man neša smegenis tas veganiškas maistas. Išsiplovinėja smegenis po biški. Ai va, aš sakau taip, veganizmas yra kraštutinumas. Jūs esat labai į vieną pusę, kur visiškai prieš mėsą ir kažkokius gyvulinius produktus. O kaip žiūri tą kitą atsvarą, kur yra specifiškai tik mėsėdžiai, tie karnivoro propaguoja, kur vietą mes turėjom podcast'e svečią, tokį Luką. Tai mes su juo valgėm, jis atsinešė ėriuko galvą, mes iš jo lupam akis ir valgėm žalės akis ėriuką. Jis valgo kepenis širdis. Keistai, žinok. Keistai. Aš dariau dėl kontento, aišku, žinai, nėra, kad aš man patinka. Tai žinai, ką kit daro dėl kontento, tai valgo ir ištikštesnius dalykus. Jo, iš šūdus valgo, aš noriu, kur tu linksti. Nu, man keista buvo, bet man įdomu, kaip tu žiūri tokius, grinai, kur valgo organus, širdis, smegenis. Tai aš manau, kad mūsų kūnai yra, wow, tokie įspūdingi, kad mes bet ką galim. Žiūrėk, kitas gali rūkyti 100 metų ir jis nenumirs. Kitas parūkys vieną kartą cigaretę ir jis susirgs plaučių vėžiu. Neaišku, neaišku. O čia pagrindiniai, tai čia, čia kiek daug. Čia ne vištiena. Labai gerai atrodo. Pradžių paragausiu tempės greit. Nu, davai. Aš labai daug patiekalų, aš viską nesuvalgysiu. Taip, neužtampę, nu. Čia, žodžiu, yra tofu kažkoks dalykas šitas. Fermentuotas sojų pupelės, taip. Nesuprantu, ką aš čia jaučiu. Atrodo, kad paštetą valgau. O ko trūksta? Kaip pagerintum? Kokią avokado, gal kokią molę? Daugiau kažko šlapio. Čia soja, ne? Taip. Girdėjus tą mitąsi, kad tie bičiai, kurie valgo daug sojos, su benien duotis pradeda. Eik, tu savo, nu ne. Ne? Nemanau. O tu esi girdėjęs, kad nuo pieno, tai vyram auga papai, pavyzdžiui. Taip. Pas man yra. Nu va. Čia kažką tik suvalgiau, va tą paplotėlį. Kaip jis vadinas tas viduje? Tempė. Skonis kaip kojinės buvo. Čia yra Beyond Meat, ne? Aš įsėsiu taip gal. Čia yra Beyond Meat. Aš žinau, kad atvirai pasakysiu. Tikra mėsa. Čia atrodo, kad tikra mėsa. Aš matai, žinau, ką tu sakysi. Nors dėl to aš negaliu valgyti. What the fuck? Atrodo, kad tikra mėsa valgau. Identiškas skonis, kaip jautienos. Kaip jie tai padaro? Scary. Klausia, kokios spalvos yra veganų išmatos. Priklauso nuo to, ką valgai. Jeigu burakinę valgai, tai būna burakinės. Jeigu špinatai, tai žodžiu, labai viskas ten sveika. Veganai žiūri, tipo, kad negalima smurto prieš gyvūnus. Taip toliau. Kaip žiūri, pavyzdžiui, į lytinį aktą su gyvūnais? Man atrodo, ir netgi žirgų jodinėjimas yra neveganiška. Bet negali joti ant žirgo? Ai, tu mamos, o kodėl? Nes išnaudojimas gyvūnų turėjau galimybę būti džokiai, lenktyniauti ant žirgų, bet ne. Ai, bet žiūrėk, rašo, tu su kailiniais sėdi. Tu su kokiais 5 paskerstais dabar gyvūnais ant savęs. Ne, čia yra veganiški. Veganiški? Džekė. Čia yra iš plastikinių buteliukų. Aš nešioju tik sustainable ir tik veganišką. Iš taros rūbai. Tavo kailiniai iš taros pagaminti realiai. Taip, iš taromatą. Negūdai, egzistuoja tokie dalykai. Paragavau šitą burgerį hebra. Tas Beyond Meat, tai aš jums nepisu protą, aš nežinau, ką jie čia deda, bet skonis kaip mėsos literaliai. Aš nesu gyvenime valgęs tokio dalyko, kad neina atskirti. Mano smegenis, manau, kad čia jautiena yra. Tai žiauriai keistas experiences. Čia yra ne vištienos salotas. Kur čia turėtų būti ta ne vištiena, nes čia kaip bulka atrodo.
Nu, čia ne vištiena. Aš jaučiu, kad čia ne vištiena. Kad čia ne vištienas Kad vištiena. padaryti visišką placebo, tai citrinuką užsispaus. O valgai su Cezario saloto šiaip? Ne, nemėgstu saloto, aš bei salotų nevalgau visiškai. Pas mane dietoj 0 žalumynų. Aš gaunu skaidulas visas iš vaisių, aš valgau labai daug mėlynių, braškių, bananų. Bananai tai avižas. netikrai, žinojai, neegzistuoja jau bananai. Kas? Bananai Kas bananai? nebeegzistuoja. Nebeegzistuoja. Dabar visi bananai netikri. Čia rimtai? Taip. Viskas, ką parduotuvėmis perkam, yra netikri bananai. Taip, ten yra išrastas, išveistas naujas bananas, kuris auga iš vis be sėklo. What the fuck? Kokia tavo nuomonė apie balandžius? Apie balandžių konspiraciją? Yra teorija, kad čia yra valdžios stebėjimo kameros. Galiu paklausti salės pagalbos, jeigu pakels ragelį. Galiu? Čia ir mano telefono dėklas. Gražus žmonės, kad jiem keista, kad tu pagalvį telefoną nešiojas. Čia telefono dėklas, kad saugiau. Oi, tu, bet čia jau tikrai nesuduš tokiam. Žiūrėkit, kokią minkštumą. Kažką panašaus gruždžiuosi apie geskortas ant žvirkelį išpys. Tai kiek yra žiūrinčių dabar? Štuka. Klausosi. Linkėjimai, štuka, gali statyti štuką. Žinai, mano tėvas girdėjus. Šventojo Rūniaus nežinai. Instagram'e Labai pasek. smagu sužinot bus. Jo, jisai šventas žmogus yra. Gal mes kokį meną sukursim? Jo, jis menininkas. Gal jis piešia? Jis viską daro, jis statulėlės daro iš centų. Svastiką buvo padaręs iš centų. Tai mes kartu galėsim padaryti didesnį sąsą. Čia kolabas būtų šiaip žiaurus. Su Šventojo Rūnium. Čadas, žinok, mano tėvas visai čadas yra, aš taip pasakysiu. Kas tas? Čadas. Čadas, kas yra? Čadas, nu... Kaip čiav, angliškai. Ne, bahūras, tipo rimtas. Bet šiaip savęs skaitai marozų. Labai su sudėtingų situacijų su savo stiliumi ir elgsena ir kalbėsena ir Ta pati mindsetu. naujovės. Ne, aš esu nei ten, dabar žiūrėk, aš marozams esu hipsteris, banglas, o hipsteriams aš esu marozas. Čia kaip aš irgi hipiams, aš esu ne hipa, bet mūsų visuomeniai, tai aš esu hipa. Aš va, ten pat esu, žinai, labai keistas jausmas. Nei tas, aš niekur neturiu savo tašką kažkokį. Nu, tai čia ką reiškia, čia gerai? Kur Ne, gerai? tie ir tie tavis nemėgstat, visai nėra gerai, žinai. Ai. Taip skaunas, kad... Taip, bet mes PH7, žinai, nei per rūgštus, nei per šarminiai. Nu šiaip jo, ne, arba tiesiog išprotėję žmonės, dar taip galima apibūdinti irgi. Gerai žodžiu, reiks susimokėti. Operatorius savo labai fainas, ne? Jo, jis maldės bičias yra, žinok. Jis jautės, filmuoja, stengiasi. Toks geras sargas. Jis vergas, tu nebestum. Nu, moka. Aš mokai, bet jis darbuojas yra, kolega. Žinokit, skanu. Šitas tai net nesupratau, atrodo, kad tikrą mėsą valgau. Šitas irgi skanus visai, tik kad biškiau sausa. Šitas skanus, bet biškiau per riebų, biškiau keisti skonį tokie, nes gyvenime tokie jautės. Bet šitas tai apgavo mano smegenis, visiškai nesupratau net. Einu greitai tūliką, tu turi kažkaip plakyk žiūrovam. Žmonės jau bėga iš čiato, jau matau, kad leaving the chat group ir jie bando nuhakint, prisijungti tualeto kameras, o pažiūrėt. Aš įtariu, kad Emilio fanai gali būti gay. Valgytum mėsą, atjaunėtum. Jei tik 15, hebra. Jei tik 15. Na, palauk, kol tu dar esi, turim padaryti video. 20 days sober. Ai, 2 dienų negeriu. When I say 4, you say 20. When I say 4, you say 20. 20. Gerai. 20. I'm- 20. When I say 4, you say 20. 20. Today I'm 20 days sober. When I say 4, you say 20. 20. 4, 20. 4, 20. 20. Gerai. When I say 4, you say 20. Geras. Gerai, ir su operatoriu galima sufilmuoti. Tu esi labai fainas operatorius. Kosmosas, nesuprantu, kai jis daras. Jo, smagu, buvo šiaip įdomus žmogus. Mums reikėtų eiti dar pasifotkinti, nes mūsų outfitai labai geri. Nusifotkinti? Geras kontentas. Gerai. Dėkingas, kad atvarei. Smagu buvo, žmonėms tikiuosi irgi patiko. Šiaip tai kitą kartą atvyk į mano viešbutainį, nes reikia padaryti irgi video. Viešbutį video, koks čia video turi būti. Ačiū labai, kad atėjai. Sėkmės. Malonu buvo. Ate, Gero palinkėkit, vakarėlio. Hebra, visą gerą pasakykit viešiniai mūsų. Būkit veganai, go vegan. Go vegan, jau Hebra. Go vegan. Все, Hebra, pabuvom su veganiškų pažiūrų moterim. Gavom kvietimą į viešbutį. Nelabai supratau, ką dėl jis norėjo, bet siūsim 5 kortą į viešbutį. Siūsim moderatorius. Galės apsidirbti.